Apie mišinius, jeigu kalbam su akseliu, irgi mes daliname seminaruose tokią medžiagą, bet galvoju, gal pakartokim, tu primink, yra kai kurios veiklios medžiagos ar produktai, kuomet mes akselio normą didinam, kadangi tas partneris prislopina šiek tiek akselio veikimą prieš smilguolę. Tai kokios tai būtų veiklios medžiagos ar produktai? Produktai veikliosios medžiagos, tai pagrindė turbūt dikamba, būtų pats didžiausia jau tokia antagonizmą veikia. Banivela, pavyzdžiui. Amino druskos šiek tiek mažiau, be abejo tribenuron metilas, trimeris ar kas irgi turi tokį šiek tiek mažina, jau mes turėtume tada akselio normą pakelti, jau tikrai ten apatiniam normom, ten 0,6 tikrai negalime daryti. Bet turime tokių veiklių medžiagų kaip haloksifenmetilas ar fluoroksipiras iš to paties klyvo, ar fluorosulamas, tikrai tokio poveikio praktiškai ir neturi. Tai galima ir su mažesnėm akselio normom maišyti.